Sveiki, bičiuliai. Esu Panevėžyje, prie Babilonovo, ką tik po automobilio patikros. Tikrinom bičiuliai Škoda Octavia. Berods 2017 metai ir 2018, dabar tiksliai nepasakysiu, daug tų mašinų čia tikrinam kiekvieną dieną, tai įkelsiu aš tą skelbimą po šito video į komentarus, būtent Facebook platformoje. Pasižiūrėsit, viską patys pamatysit. Tai žodžiu, telefonu kaip visada, viskas tvarkinga, viskas gerai, viskas gražu. Atvažiuojame į vietą ir ką randame? Randame, jog rūdis yra pradėjusios kilti ir stipriai ant arkų. Randame, kad buvo patirta avarija. Galas realiai buvo sustumtas iki sėdinių. Nu ten žodžiu, virinta, privirinta. Pradėjom eiti per pačius vidinius lenkščius, vidinius statramščius, kai galinės duris pradarai. Tai ten, bičiuliai, Špakliaus kalnai 2000, 3000 matoglis rodo. Ir ta prasme, vat, dabar turiu tokį su tefloninę adatėlę, tai jį galima stumti, jisai nieko nebraižo, va taip priglaudus, tiesiog stumi. Ir tau rodmenis pastovi keičias. Nu tai nėra, bičiuliai, sveikos vietos, kad būtų viskas gerai ir nebūtų nei biški Špakliaus patepto. Nu žodžiu, baisu. Užsikuri tą automobilį, nebedirba tas 1.4 taip, kaip turi dirbti. Taip pat turiu tokį specialų aparatą tikrinti generatorių, starterį ir akumuliatorius. Tai tas aparatas rodo, jog generatorius neduoda tiek, kiek turi duoti įkrovos į akumuliatorių. Tai vadinasi, reikės kažką žiūrėti, jau jisai yra irgi padilęs gerokai. Pats variklis purtosi, bičiuliai, sėdžiu toj mašinai, taip visas blum. Drebiu savo kažkas čia neaišku. 260 000 rida, ne vieną esu tokį tikrinęs, 1.4 benziną su gamtiniam dujom ir žinau, kad taip tikrai nebūna. Pradedu eiti diagnostikui per gyvus parametrus, tai žodžiu ir purkštukai rodo, kad darbas prastas. Nu ir prieinu prie dėžės bloko ir randu ką? Randu tai, kad rida iš tikrųjų yra 330 000, o ne 260. Tai kažkada, kai žmogus pirko, buvo jau, kaip sakant, prieš tai kažkas pakoregavęs 70 000 mažiau. Tai va, bičiuliai, skelbimą prisieksiu, nepapulkit ant šito, pavadinkim gražiai formui, lavono, nes iš tikrųjų bėdų tenais tai apstu, o ne viską čia išvardinau, nes kai randu jau tokius vat defektus, tai realiai toliau net ir nebesigilinu. Nežinau, kad tokio automobilio žmogui tikrai nesiūlysiu. Nei draugui, nei klientui, nei priešui. Tai va, tokios naujienos, bičiuliai, būtų. Jeigu pažiūrėjo šitą video iki galo, neužmirškite pasidalinti, paspausti laiką ir paspausti follow, jei dar to nesate padarę. Ačiū Jums labai, gražaus penktadienio, gražaus ateinančio savaitgalio, na, o aš lekiu švęsti gimtadienio. Čiau!